mokslas apie praeitį sparčiai kinta. Archeologijoje taikomi nauji metodai padeda geriau suvokti istoriją ir įminti tūkstančių metų amžiaus mįsles. Norint tai sužinoti, nepakanka atkasti įvairius objektus. Būtina suvokti jų tarpusavio ryšį. Pagrindinis iššūkis – kaip rekonstruoti istorijos glūdumoje gyvenusios visuomenės struktūrą, elgesį, jos dvasinę kultūrą, kaip prakalbinti radinius. Visa ankstesnė archeologija buvo pagrįsta tokiais, aš suprantama, aiškinu, 3 dalykais. Iš esmės kasinėjimai, radinių tipologinis datavimas, panašiai kaip būtų Mendelejevo lentelėje. Akmeninis kirvis, bronzinis kirvis, geležinis, ten pagal atsidėjom. Ir aišku, ten dar paskui stratigrafiniai reikalai. Visą laiką buvo tai lyg tai vizualiai gražu, ar atkasta kernavė, ar atkasta ten pasauliniai kokie nors labai garsus objektai, silpnos vietos pažinime. Toks datavimas, vizualiai lyginant radinius su tais, kurių datos žinomos, nėra tikslus. Kai archeologai ėmė naudoti radioaktyviosios anglies C14 metodą radiniams datuoti, situacija pasikeitė iš esmės. Tai labai svarbu, nes kalbant apie archeologiją, tai iš esmės ypatingai Lietuvos situacija yra tokia, kad iki valstybingumo laiko mes praktiškai neturim rašytinių šaltinių. O nuo Mindaugo laiko tai vėl jie tokie taip kur nekur išbarstyti, tai jeigu istorikai pakankamai grakščiai gali atsakyti, kada susikūrė, tarkim, valstybė, dėl ko jinai, dėl išorinių aplinkybių susikūrė, ar ten dėl vidinių kažkokių dalykų, tai visos tos detalės, ūkio raida, šeimos raida, mažo regiono raida, tai jinai galima įspręsti tik tai archeologiniais būdais ir va šitie datavimai ir pasidaro labai strategiškai svarbu. Kita vertus, archeologijos paminklų daug, o jų kasinėjimai brangus ir užima marias laiko. Lietuvoje iš beveik 850 piliakalnių kol kas iki galo ištirtas vos vienas. Nėra nė vienos iki galo ištirtos 9-13 amžių gyvenvietės. Todėl Lietuvos archeologai apie tai, kaip gyveno baltai, dažniau spėlioja iš laidosenos kaitos. Akivaizdu, jog siekiant paspartinti procesą, reikėjo pasitelkti kitų mokslo ir technologijų sričių metodus bei instrumentus. Archeologiniai kasinėjimai yra gražūs, bet bjaurūs tuo, kad ką iškasiai, tai tą ir sunaikini. Kitas jau po tavęs nepatikrins. Tai jeigu galima surasti naujus paminklus, juos datuoti, tarkim, naudojant georadarus ar geomagnetometrus, ar tarkim, net nekasinėjant, bet tik tai numagnetinant, kai mes vadinam su metalo ieškikliai, surinkti paviršį besimėtančius radinius ir tą objektą datuoti, tai iš to seka, kad gali sudėlioti tam tikrą raidos modelį. Naujieji metodai labai pravertė Vilniaus universiteto archeologų grupė vykdant projektą Lietuvos valstybės ištakos Dubingių mikroregiono tyrimų duomenimis. Buvo siekiama išanalizuoti Lietuvos valstybės ir lietuvių tautos formavimosi procesą nuo 1 iki 15 amžių. Taip pat patikrinti ir įvertinti istorikų naudojamus valstybingumo raidos modelius mažame regione. Lietuvos valstybės susidarimas, jis pakliūna ant tokios ne visai smagios ribos, tai yra ant ribos tarp archeologijos ir istorijos mokslų. Viena vertus, tai pats objektas, tarsi valstybė jau kaip ir archeologams neturėtų būti įdomus, tai tradiciškai laikoma istorikų duona, o kaip buvo prieita iki valstybės, tai jau tarsi yra nebe istorikų duona, o archeologų. Gyvenamųjų vietų tyrimų tikslas – suprasti, kaip ankstyvieji gentiniai brūkšniuotos keramikos piliakalniai gyvenvietės virsta medinėmis pilimis, žemių centrais, o šie – Lietuvos didžiosios kunigaikštystės mikroregionų centrais, viduramžių piliavietėmis ir dvarvietėmis, kurie jungėsi į viduramžių Lietuvos valstybę. Laidojimo paminklų tyrimų tikslas – išanalizuoti, kaip iš pradžių laidojusios, o vėliau deginusios mirusiosius rytų Lietuvos pilkapių kultūros gentis virto lietuvių gentimis ir ankstyvosios Lietuvos valstybės visuomenę, kuri 14 amžiaus pabaigoje, 15 pradžioje perėmė krikščionybei būdingą griautinę laidoseną. Kokiu būdu ta gentinė pagoniška visuomenė, kurią mes turim pirmaisiais amžiais po Kristaus, tapo, sakykime, krikščionišką kunigaikštystę, ar karalystę, jeigu norim Mindaugo laikus imti, bet iš principo, sakykime, tas perėjimas iš vieno į kitą, jis buvo didžiulis pasikeitimas, didžiulis perėjimas ir mes jo nesuvokime. Tai buvo vienas iš pagrindinių, mano nuomonė, motyvų, kodėl vertėjo pradėti šitą projektą ir bandyti paaiškinti. Norėdami atsakyti į šį klausimą, archeologai pasirinko Dubingių mikroregioną, nes surinkti išsamius duomenys iš visos Lietuvos praktiškai neįmanoma. Istorinis mikroregionas – istoriškai susikloščiusi kultūrinė ir gamtinė erdvė, kurios gyventojai palaiko glaudžius ryšius. Dubingių mikroregionas 13–14 amžiais tapo Lietuvos didžiųjų kunigaikščių valdoma teritorija. Pasirenkam vieną santykinai nedidelę teritoriją
tame regione, plačiaja prasme, kur susiformavo valstybė, kur iškyla ir Mindaugo domenas, ir Gediminaičių domenas, galų galia visiškai netoli Vilniaus, Kernavės ir kitų centrų, bandome surinkti maksimumą duomenų ir juos interpretuoti. Tai šiuo atveju interpretavimui mes pasirinkom atvirų evoliucionuojančių sistemų teoriją, kur archeologinė kultūra, bendruomenė, gentis, jos gali būti suvokiamos kaip atvira evoliucionuojanti sistema. Ir pagal tuos principus pabandėme sudėlioti vienokį ir kitokį modelį. Modelį sudaro 3 mutaciniai laikotarpiai, kai sistema patiria sukrėtimus, ir 4 tolygios plėtros laikotarpiai, kai sistema evoliucionuoja nuosekliai. Dubingių mikroregionų tyrimų medžiaga liudija, jog pirmasis tolygios plėtros etapas truko iki maždaug 1 mūsų eros amžiaus. Antrasis etapas apima laikotarpį nuo 6 iki 10 amžių. Trečiasis etapas – pagoniškosios Lietuvos valstybės egzistavimas, prasidėjęs nuo 13 amžiaus pirmosios pusės ir iki 1387 metų Lietuvos krikšto. Ketvirtasis prasidėjo 16 amžiaus viduryje. Itin svarbus yra mutaciniai laikotarpiai, kurios nulėmė visuomenės kaip sistemos susilpnėjimas. Vienas iš jų yra vietinės geležies gamybos atradimas ir sukūrimas tos technologijos. Tai jis davė tokį labai didelį postumį, kuris pasireiškia ir perėjimų prie kitos žemdirbystės sistemos, ir perėjimų prie kitokių socialinių santykių. Galų gale pasireiškia tokiais dideliais pasaulėžiūros permainom, kurias kartais mums sunku identifikuoti pagal archeologiją, nes mes dirbam daugiau su materialiniais šaltiniais. Bet jeigu mes kalbam apie laidojimo būdo pasikeitimą, tai yra, kad iš kapinynų perina į pilkapius ir iš griautinių laidojimo į kūnų deginimą. Tokie didžiuliai pasaulėžiūros lūžiai yra vienas iš mutacinio laikotarpio pabaigos bruožų. Antrojo mutacinio laikotarpio pagrindinė inovacija – rugių auginimo išplitimas. Lietuvos valstybė atsirado labai prastų žemių regione. Rugiai – vienintelis javas gerai augantis tokiose žemėse. Tai leido visuomenė pereiti prie grūdais grįstos dietos. Mūsų regione tai paskatino miesto atsiradimą ir plėtrą. Toliau mes turime pokyčius įrankių, kurie yra naudojami. Tai tarkim randasi žagrė, tai yra įrankis, kuris nepraplėšia žemę, bet ją apverčia. Toliau randasi sukamosios girnos, toks kaip įrankis. Tai mes vėl, taip, jeigu žiūrėt vien našumo požiūriu, trinamosios girnos ir sukamosios. Tai galim kalbėti apie tai, kad matyt atsirado poreikis malti didesnius grūdų kiekius, nebeišsiverčiama su tom trinamosiom girnom. Taigi, pirmojo mutacijos laikotarpio pradžia galima laikyti vietinės geležies gamybos išplitimą rytų Lietuvoje, nes tai buvo esminis antrojo tolygios plėtros laikotarpio pridedamąją vertę kūręs ir visuomenės raidą skatinęs veiksnys. Antrąjį mutacijų laikotarpį galime vadinti Lietuvos valstybės kūrimosi laikotarpiu. Jo ribos nuo pirmojo Lietuvos vardo paminėjimo rašytiniuose šaltiniuose 1009 metais iki karaliaus Mindaugo krikšto ir karūnavimo 13 amžiaus viduryje. Tai siejasi ir su rugių auginimo išplitimu rytų Lietuvoje, nes ši grūdinė kultūra leido sukurti svarbiausią trečiojo tolygios plėtros laikotarpio pridedamąją vertę. Po Vytauto ir Jogailos krikšto 1387 metais prasideda trečiasis mutacijos etapas, kurio metu baigiamas valstybės kūrimo procesas. Dubingių piliavietė apie 0,5 kilometro ilgio ir 200 metrų pločio kalva, kur 15 amžiuje buvo Lietuvos didžiosios kunigaikštystės valdovo Vytauto, vėliau Radvilų giminės pilis, jų dvaro kompleksas. Legendinių Lietuvos kunigaikščių Radvilų palaikai identifikuoti 2004 metais. Taigi ši vieta turi ilgą ir turtingą istoriją. Dubingiai kaip žemė yra minima ir ankstesniais laikais, 14 amžiuje, kada jinai puolama Livonijos ar nuo panašių dalykų. Ir tuose dubingiuose, nežiūrint mūsų įnirtingo kasimo, ir grįžtant prie jūsų klausimo. Pirmiausia, mes visų dubingių neiškasim, bet ten kiek kasim mes nepagaudom to ankstesnio sluoksnio, vadinkim 13-14 amžiaus, kuris valstybingumo pradžia. Remdamiesi literatūros šaltiniais, archeologai pamėgino surasti kur kas anksčiau supiltus mūsų eros pradžios piliakalnius. Archeologiškai tirti 3 skirtingų laikotarpių piliakalniai – Jonėnų, Baluošo, Dubingių piliavietė ir 2 skirtingų laikotarpių laidojimo paminklai – Jūtonių pilkapynas bei buvusių Dubingių bažnyčių šventorius. Tas, kas buvo lyg tai etalone nupaišyta, kur ten už kelių kilometrų nuo Dubingių yra mažas, gražus įtvirtintas piliakalnis, kuris turėjo būti 13 amžiaus,
tai jisai pasirodė ant tiek ankstyvas, kad vos ne pirmieji amžiai po Kristaus gimimo, bent jau amžiaus vidurys. Tai vėl tai būtų pakankamai naujas dalykas, nes mes anksčiau taip Lietuvoje nelabai turėjom ir niekad nesakėm, kad labai įtvirtinti piliakalnį egzistavo tuo laiku. Tai pavyko pasiekti atliekant archeologinius, istorinius, antropologinius, paleobotaninius tyrimus, naudojant moderniausias neintervencinių tyrimų priemonės – 3D skenavimą, georadarą, aerofotografiją. Buvo siekiama surinkti, išanalizuoti ir susisteminti mokslinę informaciją apie tyrinėjimo laikotarpio situaciją mikroregione ir nustatyti chronologiškai pagrįstą jos raidą, atlikti Dubingių regiono socialinės ir kultūrinės raidos modelius. Yra metodų, kurie pakankamai pigiai ir beveik arba visiškai be intervencijos leidžia surinkti nemažą informacijos kiekį, tai yra pirmo lygmens metodai. Šiuo atveju tai buvo naudota trimatis vaizdo skenavimas. Buvo skenuoti visi objektai prieš tyrimus. Taip pat buvo naudotas Lietuvos teritorijos lidar vaizdas, kuris yra iki mūsų padarytas Lietuvoje. Ir paskui tada trimatis vaizdas gali būti analizuojamas kaip geografinis objektas. Vienas iš svarbių projekto rezultatų – pusiau automatinės trimačio vaizdo analizės programinės įrangos prototipo sukūrimas. Toks metodas leidžia surasti tam tikrus kultūrinius objektus, išsiskiriančius reljefe. Vienas iš plačiausiai arba geriausiai žinomų pavyzdžių yra pusiau automatinis pilkapių ieškojimas, nes skirtingai pilkapiai nuo piliakalnių jie daugiau mažiau turi trafaretinę formą, jie yra elipsoido, nupjauto elipsoido formos ir jie pakankamai lengvai pasiduoda tam matematinio aprašymui. Tai ir kartu su Matematikos ir informatikos instituto moksliniu darbuotoju Valentu Kurausku buvo sukurtas toks prototipas, kuris leidžia Lietuvos skaitmeniniam reljefo modelyje ieškoti pilkapių. Kadangi Dubingių mikroregiono projektas vykdytas rytų Lietuvoje, ten ir nuspręsta ieškoti pilkapių. Šiame regione žmonės pilkapiuose buvo laidojami nuo 2–3 amžių sandūros iki 13 amžiaus. Skaitmeniniam reljefo modelyje yra išskiriamos teigiamos reljefo formos, jos yra atfiltruojamos, tada pasižiūrima, kiek jos atitinka idealiam pilkapio formai, elipsiai. Ir tie patys, visos, kaip mes vadinam jas detekcijomis, tai yra ką atrado, mes atpažįstam, kas yra pilkapis, ne pilkapis ir tada tos duomenys atgal grąžinam į sistemą ir pagal tuos duomenys pats kompiuteris, kaip pusiau dirbtinis intelektas, jis vėl pradeda ieškoti skaitmeniniam reljefo modelį, kur yra tie, tarkim, iškilimai gali būti pavadinti pilkapiais ar ne. Sistema nesugeba nustatyti, ar užfiksuotas iškilimas tikrai yra pilkapis, todėl archeologas turi įvertinti, ką surado paieškos sistema. Nepaisant to, tai labai palengvina paieškos procesą, leidžia nuotoliniu būdu tyrinėti didelės teritorijas ir miškų apaugusius plotus. Archeologams praverčia ir kiti mažai intervenciniai metodai, tokie kaip geležinių objektų paieška naudojant metalo detektorių. Dubingių piliavietėje šiuo metodu pavyko atrasti ankstyvojo laikotarpio liekanas. Tai viena didžiausių tyrimo staigmenų. Piliakalnis, kuris vizualiai ir pagal visus iki tol žinomus mokslinius požymius buvo priskiriamas praktiškai viduramžiams, pasirodo, kad tokie piliakalniai jie galėjo egzistuoti praktiškai 1000 metų anksčiau. Arba tarkim iš tokių vėl įdomių dalykų, kurie gali būti perspektyvūs tolimesniems tyrimams, yra tokia keramikos rūšis, kuri vadinama, taip pavadinkim tą miestų keramiką. Tai ilgą laiką jį buvo ir tebėra datuojama, tarkim, laikotarpį apie 13 amžių ir šiek tiek vėlesniu. Tai šiuo atveju Dubingių piliavietėje kai kurie sluoksniai su 10–11 amžiaus C14 datom jie jau duoda miestų keramiko. Šie duomenys reiškia, kad ateities tyrimai galbūt leis paankstinti kai kurių mūsų miestų atsiradimą. Tačiau pagrindinis tyrimų rezultatas – įvairiapusiška politinių, ekonominių, socialinių procesų rekonstrukcija, padedantis suprasti, kaip per 14 šimtmečių susiformavo Lietuvos valstybė. Štai taip mokslų sąveika atskleidžia tolimos praeities paslaptis.